Uoste rekordų metas. Per 10 šių metų mėnesių perkrauta daugiau kaip 30 milijonų tonų krovinių, ko ne tiek pat, kiek pernai per visus metus. Nors metai dar nesibaigė, jau pavyko uždirbti apie 70 milijonų litų. Matydami rekordinę uosto apyvartą, politikai kuria planus, kaip būtų galima panaudoti šiuos milijonus valstybės reikmėms. Seime pradėtos rengti valstybės įmonių įstatymo pataisos. Jos apibrėžtų prievolę tokioms įmonėms pusę uždirbto pelno atiduoti valstybei. Atims iš mūsų, tai nulinks ir privataus kapitalo galimybės konkuruoti bent jau Baltijos šalių rinkoje. Tai čia yra tikrai pavojingas precedentas, ta prasme, kad patrauti vieną pagalį arba vieną žaidinio pusę, kaimietiškai šnekant, kitas ir nugriūna. Tai čia matau problemą. Prognozuojama, kad šiemet uostas gali uždirbti daugiau kaip 100 milijonų litų. Jeigu šios pataisos būtų priimtos, 50 milijonų tektų atseikėti valstybei. Baiminamasi, kad tai pakenktų uosto investiciniams projektams. Atsilieptų uosto direkcijos investiciniams pajėgumams. Šiuo metu uosto direkcija turi pasirašiusi sutarčių už 490 milijonų litų. Iš šios sumos yra atlikta darbų už 109 milijonus litų. Tai akivaizdu, kad siekiant užbaigti projektus laiku, uosto direkcija tiesiog pritrūks nuosavų lėšų. Valstybė iš Klaipėdos uosto ir dabar turi didžiulę naudą. Apskaičiuota, kad uoste įsikūrusios privačios bendrovės per mokesčius valstybės biudžetą kasmet papildo po 100 milijonų litų.